Žiūrėkit, dar vienas Bilotaitės, į karstą toksai. Įvyksta, čia pas mus labai daug yra nemėgėjų Navalno, bet į Volkovo pasikėsinimą. Praeina miršta Navalnas staigiai, neaiškiam aplinkybėm, ir po porą savaičių išpuolis Vilniuje prieš Volkovą. Jūs man galit paaiškinti, šitiem žmonėm, kurie yra Putinas jos laiko asmeniniais priešais. Jos naikina. Jie randa prieglobstį Lietuvoje. Ir jie nėra niekaip saugomi. Kas čia pakvietė konkrečiai? Dėl Volkovo aš, Rūta, turiu kitą informaciją apie jį. Taip. FSB failai yra įvairūs. Įvairūs, o kaip ir aš ką norėjau sakyti, dėl to aš jo istorijos, matėt mano Facebook'e, šiek tiek sarkastiškai iš pradžių trinktelėjau per ausį, ir vien tas išduoda tą aplinkybę, Rūta, kad jis paguldomas į ligoninę, o jau ten ar 4-5 valandą ryte, jau Landsbergis pas savęs jam susisiekė ir panašiai. Tai kad Landsbergis, jie šildosi. Kad Landsbergis šildosi prie šitų žmonių, tai faktas. Aš kadangi juos asmeniškai pažįstu irgi, tai aš noriu pasakyti, kad jiems tas, Volkovas yra vienas iš tų žmonių, kurie iš karto pasakė, mes žinome, su kuo jūs čia prekiaujat ir kokius biznius darot. Kalbėdamas apie santykius su Rusija. Lietuvos tos visus. Taip, kad, čia yra... Taip daugiau reiškia, mano tiesa pildosi, ką aš dabar dar vieną dėlionį įdėti. Bet aš noriu vieną dalyką. Mano klausimas yra toksai. Mes pasikviečiam žmonės, kurie yra asmeniniai Putino priešai, ne? Jis taip įvardinti. Bylos pradėtos. Taigi jos politinės bylos. Taip, politinė prieglaužio prašom, todėl, kad mumis persekė, kankina. Ir mes juos čia paliekam. Prisivežam visų tų žalių žmogeliukų paralelė, ne? Labai daug. Dabar, ir labai daug, 10 kartų padidėjo iš Tadžikijos, Uzbekijos, iš tų šalių, kurie Maskvoje dabar taip, išžudė krūvą žmonių. 140. Dabar padidėjo, teisingai, 140. Taip. Tai ir mes jau čia prisileidžiam ir paliekam, už šitą dalyką jinai neturi. Čia yra sąmoningas sprendimas Lietuvos politikų suteikti prieglobstį Lietuvoje. Nepatarti jiems važiuoti. Viskas rodo, aš pamėginsiu vieną rakursą. Kas turėtų? Kas buvo tie asmenys, Rūta, kur įtikino Bilotaitė, Šimonytė 20-21 metais sudaryti specialią komisiją prie vyriausybės dėl migrantų, dėl šitų dalykų leidimo. Taigi konservatoriai rusifikaciją ir visą padarė. Taip, jie rusifikaciją Lietuvos padarė, jie dabar labai stiprią. Ir jeigu jūs pasižiūrėsite, tik tais mano žiniomis, kiek aš turiu dar mano keletą kolegų migracijos departamente dirba, sako draugas Remigijau, sako, aš tik tau atsakysiu, kad mes sugebam patikrinti tik 2%. Taip. Nes specialiai buvo bandoma prastumti įstatymo projektą, kad migracijos departamentas turi išduoti leidimą per 20 kalendorinių darbo dienų. Kaip jums atrodo, į Kazakstaną, Tadžikistaną arba į Rusiją užklaus ir kad tau atsakytų per 5 darbo dienas? Absurdas. O kas šitą prastuminėja, Rūta? Konservai. Verslininkai, čia yra lobistų, tų pačių, kurie dabar prastuminėja. Aš jų bylas mačiau KGB archyve. Vaikelė. Kai bus neteris, aš jums jį pasakysiu. Labai gerai, nes aš naisiu pasižiūrėti. Jūs galėsite pasitikrinti. Aš naisiu pasižiūrėsiu, būtinai. Jūs pažiūrėsite, kas buvo toj darbo grupiai, kas pasiūlė, su kuo tuometinė premjerė Ingrida Šimonytė ir Armonaitė susitiko, ir jūs rasite 3 verslininkus, kurių bylos yra KGB. Buvusių nėra, Rūta. Ne, tai buvusių, ten buvusių tikrai nėra. O kas gali, Rūta, paneigti, kad jie dabar dirba ir yra sutartas planas įvežti į Lietuvą tiek tų tautybės žmonių, kad atsiradus X valandai, nedestabilizuoti, atsiradus X valandai nebereikėtų kariuomenės, o kariuomenė jie šičia turėtų brigados lygį. Jie turi daktarų šičia, Rūta, jie turi mokytojus, jie turi ekonomistus, jie turi informatikus, jie turi vairuotojus, jie viską turi. Jūs pažiūrėkite, aš patikrinau dėl įdomumo, pagal kokias specializacijas jie įeidinėja. Taip. Yra taip. Bet aš esu kremlinis, o jie, matote, pasirodo vakarai. Taip, dabar kalbant apie
kaip jūs vertinat ir kaip suprato, Jaroslavas Goromadzinskis, Lenkų generolas leitenantas, atsakingas už tiekimus Ukrainai, pašalintas iš postos už darbą Rusijai. Paraleliai vyksta Čekijoje kažkokie tai areštai ir taip toliau. Ir tai yra žmonės, kurie yra prileisti prie paramos Ukrainai ir taip toliau. O pas mus? O kaip jūs galvojat, kas šiandieną buvo paskirtas Nacionalinio gynybos komiteto pirmininku? Nebuvo paskirtas, nebalsavo, taigi niekas. Tai komitetas. Norėjo Pociaus. Pociaus tarybinė istorija, žinot? Arvydo Pociaus? Papasakokit. Tai pasidomėkit, kaip jisai baigė kariuomenę, su ko baigė ir su ko tarnavo vienam daliniai. Ir pasidomėkite, kodėl jis buvo išsiųstas iš NATO. Atlikite tyrimą, Rūta. Būtinai. Tai ir surasite stebuklingų dalykų. Būtinai. Kadangi aš esu vietinis, esu žemaitis, iš Šilutės Šilalės. Būtinai, konkrečiai šitas Pocius, kuris vadovavo šitoms savanoriams, kurie pasprūdo iš jo ir išvyko į mišką. Pasprūdo. Pasidomėkite Pociaus dalykais. Ir dėl ko buvo išbilintas iš NATO. Iš NATO ir... Tai tokių, aš supraskit, Rūta, aš negaliu komentuoti, va čia aš negaliu. Aš buvau NATO delegacijos vadovas Lietuvos. Tai... Čia vis dar slapti dalykai, ne? Ką aš mačiau ir ką mūsų berniukai kai kurie išdarinėjo, tai ir ką mūsų berniukai Afganistane kai kurie išdirbinėjo, tai jūs prisiminkite pirmus savo kolegas, savo bendraamžius, Rūta, kai važiavo į Afganistaną karą, neva tai operatoriais, kai kurie irgi dirbti vyrai. Kuom jie prekiavo? Taip. Ten buvo ginklai ir narkotikai. O dabar dar tas vienas berniukas Amerikoje yra, mano žiniomis, jo siekia šiandien turtas apie 2,3 milijardo lietuvių, kuris buvo Amerikoje ir Čikagos balse, Čikagos aidas laikraštis, ar kas buvo prašytas už didelį ginklų kontrabandą, jis buvo uždarytas vienu metu. Tai kažkodėl tie patys vyrukai dabar figūruoja. Negerai. Negerai yra, Rūta, tai, kad žmonės yra apatiški, žmonės nesupranta, kad tauta yra jų, suverenitetas ateina per žmogų. Tai yra valstybė, yra jų rankose. Ir jeigu žmogus jis numoja ranką ir sako, man čia neįdomu, tai jūs nenustepkit, kad vieną dieną... Savo mirties kalviai.